puikiai. Gyvenu puikiai, su šiokiais tokiais defektais, bet šiaip mentaliai gyvenu visai neblogai. Galvojau, kad bus blogiau dabartiniai mano situacijai. Dabartinė mano situacija, tai esu po operacijos, visai sudėtingos. Turiu randą, kuris šlapiuoja ir pastoviai valaus dabar. Ir viskas, laukiu paskutinius siūlus, kada išims. Ir viskas sugis ir bus viskas gerai. Tai va taip užbaigiau savo metus, tuos 23. Tai negerai tas, kad buvo ta operacija ir kadangi čia toks big įvykis mano gyvenime, tai gavos taip, kad buvo panikos, stresų, visokių verkimų, kažkokių debiliškų minčių ir tas tęsės kažkur pusę metų, tai kaip taip ilgai tęsės, tai biški lievai. Apskritai tie 2-3 buvo žiauriai nurauti metai, aš jų vapšė tokių nesitikėjau ir negalvojau, kad tiek daug dirbsiu, gal, nuo prieito to intervo, tikrai negalvojau, kad tai bus. Tai didžiausi pasiekimai mano gal buvo filmas, didelis serialas, kur daug pamainų ir normalus vaidmuo, nebe kažkoks mini, daug teksto ir intervas gal pas Rolandą. Padariau ir daug daugiau padariau. Nebijok toliau varyti priekį. Ir neišsigąsk šūdų. Taip, buvo faina, žiauriai patiko. Man tas filmas dar tik tai įrodė, kad man patinka tai, ką aš darau, žiauriai. Net negalvojau gal, kad tiek. Ir gal pirmą kartą normaliai galėjau tą patirti, taip full, žinai, ir pagyventi, ir vaidinti, ir mokytis, ir dalyvauti visam tam procese ir pamatyti, kaip jis iš tikrųjų veikia, kaip tie filmai kuriami for real. Labai patiko. Žiauriai. Jo, panašus principas, tik tiek, kad seriale nereikėjo, žinai, gyventi vienoje vietoje ir nebuvo taip intensyvų. Plus vaidmenys labai skiriasi, gal vaidmuo pats man patiko seriale labiau, nes aš ten daugiau veikiau, daug daugiau teksto turėjau, daug daugiau darbo buvo ir patirties daugiau gavau ir net užaugau. Filmas tai buvo toks tiesiog, žinai, jausmas, kur tu ateini ir čia filmą mes kuriam. Ir labai gera dėl to. O serialas buvo tas, kur, davai Monika, prisimink viską, ką tu moki ir dar išmok daugiau, nes buvo ką. Man seriale reikėjo vaidinti, kaip aš vemiu, o kad vemti, tai reikėjo valgyti. O valgyti tai tą vemalų masę, kurią turėjai išspjauti ir taip suvaidinti, kad apsivėmi. Tai ten buvo sausainiai su vandeniu. Kaip ir nešlykštų, bet kadangi aš tokia jautresnė visiems skoniam ir maistam, tai buvo šlykštų gana labai. Ir kai padarėm kelis teikus, ir padarėm paskutinį, aš ten realiai vos tiek betrūko, kad aš neišvemčiau savo realaus skrandžio turinio. Tai režisierius sakė, čia buvo geriausias vemimas. Tai sakau, nes kadangi ką tik pati vos neapsivėmiau. Tai šlykštų valgyti tuos maistus, šlykštų eiti iš savo komforto zonos ir daryti tai, kas tau atrodo nepatinka, nefaina, sunku ten, nes mes visi norim kažkaip, kad lengvai praeitų, lengvai pasiemam šaibas ir lengvai va taip gyvenam. Bet kartais tie sunkiausi dalykai ir būna įdomiausi dalykai ir tu juos labiausiai atsimeni. Tai tas vemimas ir tie visi maistai, kad ir kaip buvo šlykštų, buvo verta. Suvalgiau
Nu jo, tas filmas išeis čia dabar per Valentinkę, turėtų bent jau. Tai suvalgiau, man atrodo, 7, nepilnus, ta prasme, aš juos kramčiau, spjoviau, vėl kandau, vėl kramčiau, spjoviau. Nu, toks vat gavos rotacija, bet vis tiek į tą skrandį kažkiek pateko ir tai ta scena truko 15 minučių. Tai 15 minučių aš ėdžiau tos cepakus su varške, cepelinų su varške aš nemėgstu, tai yra šlykštų ir jie buvo atšalę ir dar jos turėjai su rankom valgyti ir mirkyti į šaltą grietinę. Kas yra juokinga ir sunku padaryti, bet po to man reikėjo kolos, po to aš žiaupčiojau valandą laiko, po to aš ėjau iš filmavimo peškom ir lauke buvo gal -10, nes filmavom kažkaip žiemą. Ir ėjau tiesiog iš filmavimo į miestą peškom greitų žingsnių, kad prasivedintų viskas, visa galva, visas filmas. Nes ant tiek mane pykino, kad tikrai galvojau apsivemsiu. Gaut žinutę, kad tave kviečia į nepatogius tos klausimus, į žiūrimiausią laidą, man persivertė skrandis ir kepenis. Jo, ir išmušo prakaitas. Ir galvoju, eina nahui, noriu, bet bijau, baisiai. Ir tada galvoju, bet aš noriu, čia visą laiką aš norėjau. Nu ir tada sutikau varyti. O kai artėjo tas intervo laikas, tai sakiau, kad aš neturiu ką pasakyti. Ir aš čia, kodėl mane kviečia, aš net neturėsiu ką pasakyti, o gal čia mane užsipuls, tada paskaičiau klausimus, kuriuos aš gausiu. Tada dar labiau supanikavau, nes galvoju, čia manęs nekenčia, tai aš dabar čia eisiu atsišaudinėti, nes mane puola ir aš turėsiu gintis. Nu, belė kiek minčių, bet viskas praėjo žiauriai gerai, buvo kažkaip ramu ir faina, kad įvyko, faina, kad jie ir daug žinučių susilaukiau, kad buvo zaibys. Savo profesijoje norėčiau kilti į viršų sėkmingai toliau, kas reiškia, kad ne kažką ten big padaryti ir pasiekti, tiesiog, žinai, kai tu 10 metų to sieki, tu nori pasiekti kažką, pramušti ledus. Kai tu pramuši tuos ledus, tai tada nori, kad dar būtų kažkaip. Ir kai jau tas įvyksta, tada galvoji, bled, kaip išlaikyti, kad tai tęstųsi, kad tai neužsibaigtų, žinai, po 10 metų ėjai, pramušai ir tada pyst į dugnas. Tai nenoriu to dugno, noriu, kad viskas kažkaip tolygiai eitųsi, kad būtų tų filmų, kad būtų kažkokių projektų, kad būtų tų reklamų, kad galėčiau, kad turėčiau galimybę toliau daryti tai, ką mėgstu. Mintis parsivarto, kai, išbandyti kažką kitą, tu nori tada, kai tau tas nesieina. Bent jau man taip yra. Kai man nelabai ėjosi, žinai, su vaidyba ir kažkaip ta karjera atrodo 5 žingsniai atgal, 1 į priekį, vėl 4 atgal, 2 į priekį, nu va toks va. Tai tada galvoji, tada prisigalvoji šūdų, galvoji, duosiu savo ultimatumą, tada, pabandysiu parežisuoti, ne, gal man visai patinka produsuoti, tu atrodo ieškai savęs iš naujo, nors tu iš tikrųjų save atradęs esi, ką tu čia beieškai, bet tiesiog tu ieškai sričių, kur dar galėtum užsikabinti ir gal per ten tada jau prasimuši. Tai nenoriu aš nieko išbandyti, nei ten režisuoti, bandžiau beje patiko, bet tai nėra mano dalykas. Nei produsint. Aš noriu vaidinti ir aš tą sėkmingai darau. Ir norėčiau daryti iki gyvenimo galo. Šitą norėčiau daryti iki gyvenimo galo. Žinai, kur ta, kaip Gabrielai, tai jau kur dreba pas pašneka, bet dar vaidina. Sėkmingi metai. Tokie pilni iššūkių metai, kur tikrai nustebino. Kai kur turėjau ir perlipti save. Tai tokie darbingi, pilni įspūdžių daug, naujų kažkokių pažinčių, kas žiauriai jau seniai tokių bebuvo. Tai
pilni kupini tokie metai. Visko naujo kažko. Aišku, žinai, kai gauni ten 2 filmus ar ten, kažkokius 2 projektus per metus, tai yra žiauriai mažai iš tikrųjų. Tipo, kaip aktoriui, tai džiaugiuosi, kad yra tas Instagramas, influencinimas. Highlightas buvo eiti į savo filmo premjerą. Nesuvaidinti tam filme, bet tiesiog būti toj premjeroje, eiti ant to raudono kilimo, fotkintis, šnekėti su visais ir gauti viską, apie ką aš svajojau, kai man buvo 10 metų. Ir tas visas vyko, žinai, šurmulys, ten tų žmonių belekiek, ten eini, tau ploja, ten visas tas, apie ką aš svajojau ir aš galvoju, pagaliau tai įvyko. Po tiek laiko pagaliau tai įvyko ir aš galiu enjoyinti ir mėgautis visų tuo renginiu. Ir čia buvo geriausia mano gyvenimo diena. Yra tai sveikata. Kai sužinojau, kad čia man vyks tos operacijos ir kokie gali būti padariniai, tai atrodo, kad koja paslydo iš po žemės. Nežinau, tokie dalykai žiauriai gąsdina, tada atrodo, kad viskas užsibaigs, kad tai dėl ko tu ėjai visą gyvenimą, ten karjerą kažkokią, jinai užsibaigs, kad tu po tos operacijos negalėsi nieko daryti ir nieks tavęs nebenorės ir ten būsi sužalota ir nebeatsistatysi. Atrodė vienu momentu, kad, it's done. Ne, nes aš neatsimenu, kada tiek per metus laiko verkiau. Jaučiu, čia labiausiai verkimo metai buvo ir aš vis dar nesustoju verkti ir dabar tuoj vėl apsiverksiu. Bet aš pamenu, kai sužinojau, kad man darys operaciją ir pasakė tas pasekmes, aš ėjau iš klinikos tiesiai į barą vidury dienos ir nusipirkau aperolį ir jį išgėriau per 20 gal sekundžių. Aš tiesiog jį susipyliau. Taip, tai man sakė, kad paralyžuos pusę veido, galbūt visam laikui, galbūt ten 2 savaitėm, galbūt neparalyžuos, bet sakė, kad 9%, kad būsiu aš ten. Aš visą laiką mėgstu tuos drąsesnius bairius apie žmonės su negaliam ir ten pati darau impressionus, bet nieko blogo apie tai neturiu ir aš galvoju, dabar aš būsiu tiesiog invalidė ir kaip man reiks to gyventi. Ir tada sakiau tau, prašau, jeigu aš būsiu invalidė, neleisk man eiti į Lietuvos talentus ir sakyti bairių apie save. Tai ačiū Dievui, šito nebuvo. Motyvuoja pinigai, bet tai nėra pirmas rodiklis, pagal ką aš dabar atsirenku, ką dirbti. Tai, man turi būti įdomu ir turi patikti. O pinigų dabar jau jų yra. Ir beje, kaip prieš metus sakiau, kad norėčiau, kad nebereikėtų galvoti ten apie nuomas ir dirbti šūdinų darbų, tai tas išsipildė. Ačiū Monikai iš 23 metų. Tai viską pasiekiau, ką norėjau nebedirbti šūdino darbo, nebedirbu, visus metus puikiai save išsilaikau ir dar sukaupu, keliauju, įvyko kelionių, kas labai faina, tai manau, kad pasidarau kaip noriu, kad tai gerėtų. Klausimas, ar verta daryti dar kitais metais?